1971 m. gruodžio 2 diena, kai oficialiai buvo įkurti Jungtiniai Arabų Emiratai. Ir tai turėjo būti džiugi diena jiems. Tačiau vos prieš 2 dienas Iranas padarė kažką nemalonaus, kas per naktį pavertė jų aišrų jų nuožmių priešų. Lapkričio 30-osios rytą Irano pajėgos išsilaipino Abu Musos, Didžiosios Tunbos ir Mažosios Tunbos salose. Į šias salas pretendavo JAE. Tačiau kai Irano pajėgos jas užėmė, jos išvijo vietinius arabų gyventojus, nugriovė policijos nuovadas, mokyklas ir paskelbė salas Irano teritoriją. Šiandien beveik visi Irano kaimynai jo nekenčia iki gyvo kaulo. Tam yra 2 priežastys. Pirmoji – tai aiškiai matomas šiitų ir sunitų konfliktas. Tačiau antra – tai kaip Iranas išnaudoja šį susiskaldimą savo tikriesiems klastingiems tikslams pasiekti. Dabar man nerūpi, jei YouTube bandys slopinti šį vaizdo įrašą, nes jiems nepatinka karo temos. Aš vis tiek atskleisiu šią tiesą. Tačiau jūs galite priversti YouTube elgtis sąžiningai, paspausdami patinka mygtuką. Ačiū Jums. Po to, kai prasidėjo Irano ir Izraelio konfliktas, Iranas padarė tai, kuo beveik niekas negalėjo patikėti iš pirmo žvilgsnio. Tai buvo musulmoniška šalis puolanti kitą musulmonišką šalį. Tačiau tada jie atrado šiitų ir sunitų susiskaldimą. Pasakojimą, kuris pasauliui buvo pateiktas kaip tikroji konfliktų priežastis. Tikroji šio konflikto priežastis prasidėjo nuo skilimo įvykusio 7 amžiuje. Tai vyko iškart po pranašo Muhamado mirties. Tuo metu klausimas buvo paprastas, bet sprogstamas. Kas turėtų vadovauti musulmonų pasauliui po jo? Viena grupė tikėjo, kad vadovavimas turėtų atitekti Ali ibn Abi Talibui, pranašo pusbroliui ir žentui, ir kad tik jo palikuonys turi teisėtą teisę vadovauti. Ta grupė tapo tuo, ką dabar vadiname šiitais. Tačiau didelė dalis pranašo bičiulių tikėjo, kad atsakymas slypi tarimuose. Jie tvirtino, kad musulmonų bendruomenės vadovas, vadinamas kalifu, turėtų būti išrinktas susitarus tarp labiausiai gerbiamų visuomenės narių. Tai neturėtų vykti pagal giminystę ar paveldėjimą, o bendrų sprendimų. Vadovaujantis tuo procesu, Abu Bakras, vienas artimiausių pranašo bičiulių ir jo uošvis, buvo išrinktas pirmojų kalifų. Tie, kurie priėmė šį sprendimą ir sekė išrinkto vadovo keliu, tapo tais, kuriuos dabar vadiname sunitų musulmonais. Tas vienas nesutarimas, kilęs prieš daugiau nei 1000 metų, niekada nebuvo iki galo išspręstas. Kelis šimtmečius tai daugiausia buvo teologinis ginčas. Tačiau 16 amžiuje Safavidų dinastija Irane sąmoningai nusprendė paskelbti Iraną oficialiai šiitišką valstybę. Ir priežastis buvo ne vien religinė, ji buvo strateginė. Jie norėjo politiškai atsiskirti nuo galingos sunitų Osmanų imperijos esančios visai šalia. Nuo to momento konfesinė tapatybė nustojo būti tik tikėjimo klausimu. Ji tapo valstybės valdymo ir politinės konkurencijos įrankiu. Ir ši dinamika tęsiasi beveik 500 metų. Peršokime į šiandieną. Maždaug 85–90% pasaulio musulmonų yra sunitai. Šiitai sudaro tik 10–15% visų musulmonų pasaulyje. Jie aiškią daugumą turi tik Irane, Irake ir Azerbaidžane. Reikšmingos šiitų mažumos taip pat egzistuoja Libane, Jemene, Bahreine, Kuveite, Saudo Arabijoje, Pakistane ir Afganistane. Tačiau nuo 1979 metų Iranas nuolat save pateikė kaip šiitų bendruomenių gynėją visame musulmonų pasaulyje. Ši pozicija jiems atnešė palaikymą, bet jis nebuvo pakankamai stiprus. Todėl jie pasitelkė genialią taktiką. Jie taip pat pristatė save kaip engiamųjų balsą prieš vakarų ir Persijos įlankos arabų įtaką. Toks pateikimas Iranui suteikė ideologinę įtaką gerokai viršijančią tai, ką leistų manyti vien jos dydis. Tačiau toks pateikimas tapo ir didžiausia jų prakeiksmu. Tai buvo 1987 m. Liepos 31. Per hadžo piligriminę kelionę į Meką kilo susirėmimai tarp Irano piligrimų ir Saudo Arabijos saugumo pajėgų. Per juos žuvo daugiau nei 400 žmonių. Susirėmimai kilo, kai Irano demonstrantai surengė neleistinus protestus hadžo metu. Teigiama, kad jie protestavo prieš JAV ir Izraelį. Tai sukėlė riaušes ir spūstis. Šis incidentas apkartino Saudo Arabijos ir Irano santykius. Irano gyventojai keršydami sudaužė ambasadas Teherane. Tai tapo vienu rimčiausių konfliktų tarp šių dviejų šalių tuo laikotarpiu. Saudo Arabija ir Iranas yra ne tik politiniai varžovai, jie varžosi dėl kur kas didesnio dalyko. Jie nori būti laikomi tikraisiais islamo pasaulio lyderiais. Saudo Arabija valdo 2 šventąsias mečetes Mekoje ir Medinoje, o tai suteikia karalystei išskirtinę religinę autoritetą sunitų musulmonų pasaulio akise. Taigi, kai Iranas po 1979 metų pradėjo teikti atstovaujantis visai pasauliniai musulmonų bendruomeniai, Rijadas tai priėmė kaip tiesioginį iššūkį savo pačių teisėtumui. 2 šalys, 2 ideologijos. Abi teigiančios, kad kalba islamo vardu. Tačiau tai buvo ne tik ideologinis klausimas. Kai Iranas ir Irakas 9-ame dešimtmetyje pradėjo karą, Saudo Arabija skyrė $10 milijardų Sadamo Huseino karui, siekdama sustabdyti Irano revoliucinės ideologijos plitimą arabų pasaulyje. Vienas iš labiausiai Saudo Arabijos bijomų veiksnių yra 10
10% gyventojų. Veiksnys, kuris lemia jos vidinę stabilumą. Saudo Arabijoje gyvena šiitų mažuma, sudaranti maždaug 10–15% jos gyventojų. Jie daugiausia susitelkia rytinėje provincijoje ir tokiose vietovėse kaip Hatifas. O rytinė provincija nėra tiesiog eilinis regionas. Būtent čia yra didžioji dalis Saudo Arabijos naftos. Rihadas jau seniai įtarė, kad Iranas daro įtaką šiitų bendruomeniai ir rėmė neramumus Hatife bei aplinkinėse teritorijose, iš esmės bandydamas destabilizuoti karalystę iš vidaus. Šie įtarimai virto atvira krize 2016 metais, kai Saudo Arabija įvykdė mirties bausmę žymiam šiitų dvasininkui Nimrui al-Nimrui. Po šio incidento Irano protestuotojai šturmavo ir užpuolė Saudo Arabijos ambasadą Teherane. Saudo Arabija nutraukė visus diplomatinius ryšius, o keli jos sąjungininkai pasekė jų pavyzdžių. Abi šalys 7 metus neatkūrė oficialių santykių. Ilgalaikį Saudo Arabijos nerimą kelia ekonomika. Visa Saudo Arabijos ateitis grindžiama vizija 2030, ambicingų planų paversti karalystę pasauliniu investicijų ir turizmo centru bei atsisakyti priklausomybės nuo naftos. Tačiau šis planas veiks tik stabilioje regione. Irano smūgiai Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrai, kurie įvyko 2019 ir vėl 2026 metais, Rijade laikomi sąmoningais bandymais sužlugdyti Saudo Arabijos ekonominę transformaciją dar prieš jai pasiseka. Tačiau labiausiai Saudo Arabija bijo Irano velnio. Saudo Arabijos pareigūnai tai aiškiai pareiškė. Jeigu Iranas įsigytų branduolinį ginklą, Saudo Arabija taip pat jo sieks. Iki 2026 metai Iranas buvo praturtinęs uraną beveik iki ginklams tinkamo sodrinimo lygio. Ir šis pasiekimas tapo pagrindiniu veiksniu lemiančiu Saudo Arabijos gynybos sprendimus. Tačiau staiga atsirado tarpininkas, kuris vėl suartino Saudo Arabiją ir Iraną. 2023 metais Kinija tarpininkavo Pekino susitarimui tarp Saudo Arabijos ir Irano, kuris po 7 metų pertraukos atkūrė diplomatinius santykius. O 2025 metų balandį Saudo Arabijos gynybos ministras Khalidas bin Salmanas atvyko į Teheraną ir tiesiogiai susitiko su aukščiausiojų lyderiu Ali Khamenejumi. Atrodė bent jau paviršutiniškai, kad abi pusės renkasi valdomą varžymąsi, o ne atvirą konfliktą. Tačiau svarbu suprasti, ką Iranas iš tikrųjų mano apie Saudo Arabiją, nes ši konkurencija turi dvi pusės. Irano lyderiai nelaiko savęs agresoriais. Jie vaizduoja Saudo Arabiją kaip su JAV susijusią monarchiją, kuri istoriškai rėmė ekstremistinės grupuotės visame regione ir aktyviai siekė apsupti Iraną. Tas abipusis nepasitikėjimas, giliai įsišaknyjęs abiejose pusėse ir yra priežastis, kodėl diplomatiniams susitarimams sunku išsilaikyti. Ir būtent tai ir įvyko. Po JAV ir Izraelio smūgių Iranui. 2026 metų vasarį Iranas atsakė paleisdamas raketas ir dronus tiesiai į Saudo Arabijos miestus, teigdamas, kad karalystė padeda vakarų karinėms operacijoms regione. Viskas, kas buvo atstatyta pagal Pekino susitarimą, beveik iš karto žlugo. Tačiau vienas iš Irano didžiausių priešų yra tas, kuris praliejo milijonų žmonių kraują ne dienomis ar savaitėmis, o 8 metus. Irano ir Irako karas tęsiasi 8 žiaurius metus. Karas prasidėjo 1980 metais ir nusinešė daugiau nei 1 milijoną gyvybių. Abi pusės patyrė beprotiškai didelių nuostolių. Nepaisant tos istorijos, tai, kas įvyko 2003 metais, iš esmės suteikė Iranui viską, ką jis galėjo kada nors laimėti mūšio lauke. Irako padėtis šiame varžymėsi yra kitokia nei bet kurios kitos šalies regione, nes Irakas nėra tik kaimynas, kuris bijo Irano. Tai šalis, į kurią Iranas yra įsiskverbęs giliausiai. Kai JAV įsiveržė į Iraką ir išardė esamą valdžios struktūrą, ji pašalino vienintelę jėgą, kuri buvo sulaikiusi Iraną prie jo vakarinės sienos. Tai, kas sekė po to, Irako nacionalistų apibūdinama kaip slenkanti invazija. Ne tankais ir kareiviais, o per politiką, pinigus, sukarintas grupuotes ir religiją. Tačiau tai, kas iš tikrųjų apsunkina Irako situaciją, yra tai, kad nepasitenkinimas Irano įtaka egzistuoja visose bendruomenėse, o ne tik vienoje. Prieš pradedant apie tai kalbėti, manau svarbu aptarti, kaip dabartinis Irano karas veikia mus supantį pasaulį. Auksas ir sidabras per pastarąją savaitę smarkiai išaugo. Esant stipriam nominaliojo BVP augimui, kuris prognozuojama padidės 75% nuo $20 trilijonų 2020 metais iki 35 trilijonų 2027, kartu su struktūriškai didesne apie 4% infliacija, Hartnetas pabrėžia stiprius palankius veiksnius žaliavoms, įskaitant tauriuosius metalus. Todėl norime su jumis pasidalinti visiškai naują įmonę, kurios savininkų interesų suderinimas yra vertas dėmesio. Maždaug 30% akcijų valdo valdyba, vadovybė ir artimai susiję asmenys. Dar 30% instituciniai investuotojai. Tad iš viso 60% akcijų yra tvirtose rankose, kas gali rodyti pasitikėjimą viziją. Tai pirmas kartas, kai ją pristatome šiame kanale ir ji yra šiandieninio vaizdo įrašo rėmėja. Canadian Goldfields Discovery, simbolis biržoje CGMXF. Jo rasite pasirinktuose brokeriuose, tokiuose kaip Fidelity, Schwab, Interactive Brokers ir E-Trade. Mano nuomonė, pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį atliekant savo analizę ir tyriant Canadian Goldfields Discovery Corp, yra 4 pagrindinės temos.
Įspūdinga patikrinta vadovų komanda. Aukso projektas vienoje geriausių jurisdikcijų, kuris nebuvo gręžtas daugelį metų. Patvirtintas gręžimui, kuris netrukus prasidės, ankstyva stadija, 30% akcijų priklauso įmonės vadovybei ir su įmonė susijusiems asmenims, o 30% instituciniams investuotojams. Šiaurės vakarų Ontarijas yra pirmos klasės jurisdikcija, kurioje iš tokių stovyklų kaip Red Lake, Timmins, Hemlow ir Musselwhite istoriškai buvo išgauta daugiau nei 200 milijonų trojos uncijų aukso. Canadian Goldfields Discovery neturi skolų, turi 4,5 milijono Kanados dolerių grynaisiais, visus reikalingus leidimus ir netrukus pradės gręžimo programą. Tai bus pirmoji šios jaunos įmonės istorijoje. Projektas dar nebuvo gręžtas naudojant šiuolaikinius, sistemingus ir koordinuotus metodus. Istoriniai darbai vos palėtė 14 km ilgio sistemos paviršių. Tai, kas netrukus įvyks, bus pirmasis tikras žvilgsnis į šį projektą. Vos per pastarąją savaitę, naftos kainoms smarkiai krintant, platus aukso akcijų sektorius pradėjo didelį kilimą. Taigi pasidomėkite Canadian Goldfields Discovery, kurio biržos simbolis yra CGMXF. Apie 60% Irako gyventojų yra šytai. Daugelis politinių partijų ir ginkluotų grupuočių, kurios dabar dominuoja Irako politikoje, turi tiesioginius finansinius ir organizacinius ryšius su Teheranu ir IRGC. Tai suteikia Iranui vienu metu įtaką Irako užsienio politikai, saugumo institucijoms ir energetikos sektoriui. Ryškiausias šios įtakos įrankis yra liaudės mobilizacijos pajėgos arba PMF. Tai yra daugiausia šytų sukarintų grupuočių sambūris, kuris iš pradžių buvo sukurtas kovoti su Islamo valstybe. Jie iš tikrųjų atliko svarbų vaidmenį nugalint ISIS, tačiau pasibaigus šiai kovai, jie neišsisklaidė. Jie tapo įtakingais galios centrais Irako valstybės viduje. Tačiau daugelis jų klauso įsakymų iš Teherano, o ne iš Irako ministro pirmininko. Tai tapo pakankamai rimta, kad 2026 metai JAV nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatymas aiškiai padarė Amerikos saugumo pagalbą Irakui priklausomą nuo to, ar Irako vyriausybė suvaldys šias milicijas. O tie, kurie labiausiai nukenčia šioje politinėje kovoje, yra tie, kurie su ja neturi nieko bendro. Irako sunitų mažuma stebėjo, kaip Irano remiamos milicijos veikia strategiškai svarbiose regionuose ir jie baiminasi, kad Teheranas naudojasi konfesinę tapatybę, kad sistemingai išstumtų sunitus iš tų teritorijų. Jiems Irano kišimasis atrodo egzistencinis, o ne tik politinis klausimas. Tarp Irako šytų gyventojų situacija yra labiau susiskaldžiusi, nei gali pasirodyti iš šalies. Didelė dalis Irako šytų, įskaitant tuos, kuriems vadovauja Muqtada al-Sadras, aktyviai atmeta Irano valdymo modelį. Jie nenori Irake atkartoti Irano sistemos. Jų pozicija aiški. Jie kaltina Iraną pavertus Iraką pasaulinę savo prekių rinką ir mūšio laukus savo karams. Tačiau visus jungia tai, nuo ko jie visi priklauso. Iki 2026 metai Iranas naudojo vandens ir dujų tiekimą kaip politinio spaudimo priemonės. Jis nekartą ribojo upių vandens srautą į Irako teritoriją ir mažino dujų eksportą, nuo kurių Irakas priklausė elektros gamybai. Rezultatas buvo elektros trūkumas, vandens stygius ir plačiai paplitusios antiirankiškos protesto akcijos Irako miestuose. Kova su esamais priešais yra pateisinama, tačiau kvailiausias dalykas, kurį šalis gali padaryti, yra paversti draugą priešu. Kataro santykiai su Iranu visada buvo kitokie nei kitų Persijos įlankos šalių. Kol Saudo Arabija ir JOT atvirai priešiškai vertino Teheraną, Kataras pasirinko kitą kelią. Jis stengiasi išlikti neutralus, išlaikyti atvirus kanalus ir pozicionuotis kaip tarpininkas. Dešimtmečius ši strategija iš tikrųjų veikė ir tam buvo labai praktiška priežastis. Kataras ir Iranas dalijasi didžiausių pasaulyje jūrinių dujų telkiniu. Kataras jį vadina Šiaurės kupolu, Iranas Satpars. Šis bendras išteklius daro energetinį bendradarbiavimą tarp šių dviejų šalių struktūriniu faktu, o ne pasirinkimu. Negali būti atviro konflikto su šalimi, su kuria turi dalintis savo vertingiausiu turtu. Ir ši logika buvo rimtai išbandyta 2017 metais, kai Saudo Arabija, Juanejemkos, Bahreinas ir Egiptas paskelbė visišką Kataro blokadą. Jie iš dalies kaltino Dohą, kad ši yra per daug artima Iranui. Kataro atsakas buvo dar labiau stiprinti tuos santykius iš būtinybės. Iranas atvėrė savo oro erdvę ir uostus Kataro lėktuvams ir laivams, bei užtikrino maisto importą per blokadą. Tai suteikė Katarui stiprią praktinę priežastį išsaugoti ryšius su Teheranu, net ir po to, kai blokada baigėsi 2021 metais. Po krizės Kataras dar labiau sąmoningai ėmėsi tarpininko vaidmens. Jis palankiai vertino 2015 metų Irano branduolinį susitarimą, ragino regioninį dialogą vietoje konfrontacijos ir palaikė darbinius diplomatinius santykius su Teheranu, kai visos kitos Persijos įlankos valstybės judėjo priešinga kryptimi. Kataras nuoširdžiai tikėjo, kad būdamas vienintelė šalimi, kurią Iranas pasitikė, jis įgyja unikalią vertę regione. Tačiau 2025 metais tas įsitikinimas buvo sugriautas. Izraelio smūgis Irano pietų Pataro dujų telkiniui sukėlė Irano keršto grėsmę, kuri neskyrė priešininkų nuo neutralių šalių. Kataras, kuris ilgą laiką stengiasi neįsivelti į konfliktą su Iranu, vis tiek atsidūrė kryžminėje ugnyje.
2026 m. kovo 18 d. Irano tolimojo nuotolio raketos smogė Ras Lafano pramoniniam miestui. Tai didžiausia SGD gamykla pasaulyje ir visas Kataro ekonomikos variklis. Ataka padarė didelę žalą ir iš rinkos išmušė maždaug 17–20% pasaulinės SGD pasiūlos. Qatar Energy buvo priversta paskelbti force majeure. Šaliai, kurios turtas ir pasaulinė reikšmė vis dar beveik visiškai priklauso nuo šios infrastruktūros, tai nebuvo tik karinis smūgis. Tai buvo išpuolis prieš Kataro egzistavimą kaip šiuolaikinės valstybės. Kataro atsakas buvo greitas ir nepanašus į nieką, ką jie buvo darę anksčiau. 2026 m. kovo 19 d. Doha paskelbė visus Irano karinius ir saugumo atašė Irano ambasadoje nepageidaujamais asmenimis ir nurodė jiems per 24 valandas palikti šalį. Tada Kataro valstybės saugumo tarnyba paskelbė apie 10 asmenų, tiek piliečių, tiek gyventojų areštą, kurie buvo 2 su IRGC susijusių ląstelių veikusių Katare nariai. Tai buvo pirmas kartas, kai Kataras viešai pripažino, kad Irano statytiniai veikia jo pačio gyventojų tarpe. Kataro ministras pirmininkas aiškiai pareiškė, kad Irano taikymasis į Persijos įlankos kaimynus buvo iš anksto suplanuotas ir sistemingas, ir kad tai sunaikino tai, ką jis vadino Kataro diplomatinio imuniteto iliuzija. Tačiau keisčiausia Irano priešiškumo istorija susijusi su šalimi, kuri net nebuvo susiformavusi, kai viskas prasidėjo. Jungtinių Arabų Emiratų santykiai su Iranu visada turėjo esminį prieštaravimą. Dubajus jau dešimtmečius yra vienas didžiausių prekybos mazgų Irano prekybininkams ir laivybai. Irano pinigai, prekės ir verslo tinklai laisvai judėjo per Dubajų. Tačiau Abu Dabis, kuris kontroliuoja JOTMC saugumo politiką, nuolat laikė Iraną tiesioginę strateginę grėsmę. Tas skirtumas tarp ekonominės realybės ir saugumo susirūpinimo jau daugelį metų apibrėžia JAK Japonijos poziciją. Tačiau po visą tą politiką slypi teritorinė žaizda, kuri niekada neužgijo. 1971 m. lapkričio 30 d., likus vos 2 dienoms iki oficialaus JOE įkūrimo, Irano karinės jūrų pajėgos užėmė 3 salas – Abu Musa, Didžiąją Tumbą ir Mažąją Tumbą. Irano pajėgos išvarė vietos arabų gyventojus, nugrovė policijos nuovadas ir mokyklas, bei paskelbė salas Irano teritoriją. Jungtiniai Arabų Emiratai dešimtmečius siekia perduoti šį ginčą Tarptautiniam teisingumo teismui. Iranas kiekvieną kartą atsisakė, vadindamas salas neatskiriama savo teritorijos dalimi. Jungtiniams Arabų Emiratams tai nėra tik istorinė išnaša, tai yra aktyvi neišspręsta okupacija. Be salų Jungtiniai Arabų Emiratai palaikė sankcijas Iranui. Prisijungė prie Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos Jemene prieš Husius. Jie netgi išleido milijardus sudėtingoms oro gynybos sistemoms, kurios buvo specialiai sukurtos kovoti su Irano raketų grėsme. Hutų išpoliai iš Jemeno kėlė ypatingą susirūpinimą, nes jie tiesiogiai taikėsi į transporto ir logistikos tinklus, kuriais remiasi Jungtinių Arabų Emiratų ekonomika. 2026 metais Jungtiniai Arabų Emiratai tapo dažniausiu taikiniu Persijos įlankoje. Irano smūgiai pataikė į Burj Al Arabą, Dubajaus tarptautinį finansų centrą, Džabelio Ali uostą, Rua East naftos perdirbimo gamyklą ir Fušaros naftos chemijos kompleksą. Tai nebuvo atsitiktiniai taikiniai. Tai buvo pagrindiniai Jungtinių Arabų Emiratų kaip pasaulinio finansų ir prekybos centro tapatybės ramsčiai. IRGC aiškiai apkaltino JAV Stromako palengvinus JAV karinės operacijas ir tuo pateisino savo veiksmus. Todėl JAV Stromako griebėsi savo stipriausio ginklo. Jie neiššovė ne vieno šūvio, tačiau padarė Iranui daug didesnės žalos, nei Iranas kada nors padarė JUTS. Nuo 2026 m. gegužės 1 dienos joje paskelbė, kad pasitraukė iš OPEC. Tai buvo tiesioginė karo poveikio jų energetikos strategijai pasekmė. JS sprendimas pasitraukti iš OPEC nebuvo vien tik energetikos politikos žingsnis. Tai buvo ženklas, kad karas pradeda ardyti vieną iš galingiausių ekonominių aljansų pasaulyje. Trumpuoju laikotarpiu pasitraukimas daug ko nepakeitė. Pats karas jau padarė žalą. OPEC bendras naftos išgavimas. 2026 metai kovą sumažėjo 27% iki 20,79 milijono barelių per dieną. Kadangi Hormūzo sąsiauris yra spaudžiamas, o JOTE infrastruktūra puolama, JOTE vis tiek negali reikšmingai padidinti gamybos. Todėl OPEC šiuo metu beveik nieko nekeičia niekam. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, kai konfliktas stabilizuosis, JOTM galės laisvai gaminti be kvotų apribojimų ir sieks padidinti gamybą iki 5 milijonų barelių per dieną. Toks kiekis patekęs į rinką be apribojimų galėtų užtvindyti pasaulinę pasiūlą, sumažinti naftos kainas ir susilpninti OPEC įtaką kainoms, kurią ši organizacija išlaikė dešimtmečius. Iranui toks scenarijus būtų tikrai žalingas. Jo ekonomika jau dabar patiria didelį spaudimą dėl sankcijų ir karo išlaidų. Šalis labai priklauso nuo naftos pajamų, kad galėtų funkcionuoti. Pokarinėje aplinkoje, kur Jungtiniai Arabų Emiratai gamina laisvai, OPEC vienybė yra suskaldyta, o pasaulinės kainos krenta, Irano finansai būtų smarkiai paveikti būtent tuo metu, kai jam jų labiausiai reikia. Kai kurie analitikai jau apibūdina Jungtinių Arabų Emiratų pasitraukimą kaip OPEC kaip veiksmingo kartelio pabaigos pradžią. Ir tai yra dar viena ilgalaikė pasekmė konflikto, kurį Iranas pasirinko eskaluoti.
Jungtiniai Arabų Emiratai nubaudė Iraną pasitraukdami iš OPEC. O ar žinote, ką prieš Iraną padarė Kuveitas? Jie suėmė fotografus. 2003 metais JAV vadovaujamos invazijos į Iraką metu Kuveito valdžia suėmė IRGC šnipų grupuotę. Jie stebėjo ir fotografavo Amerikos karinės bazes Kuveite, siųsdami duomenis apie karių judėjimą atgal į Teheraną. Tada 2015 metais atsirado tai, kas tapo žinoma kaip Abdali grupuotė. Saugumo pajėgos konfiskavo 19 tonų amunicijos, 144 kg sprogmenų ir 68 kg TNT. Visa tai buvo susiję su IRGC ir Hezbollah. Tardymų metu paaiškėjo, kad grupuotė planavo sugriauti šalies socialinius ir ekonominius pamatus. Iki 2026 metai tas pats modelis pasikartojo. Kovo 25 dieną Kuveito vidaus reikalų ministerija paskelbė apie Hezbollah susijusio tinklo sulaikymą, kuris planavo aukštų valstybės pareigūnų nužudymą ir verbavo žmonės diversinėms operacijoms. Grupuotėje buvo 5 Kuveito piliečiai ir vienas asmuo, kuriam buvo atimta pilietybė. Dar 14 įtariamųjų, tarp jų Libano ir Irano piliečiai, jau buvo pabėgę prieš juos sulaikant. Tada, 2026 m. balandį, Irano smūgiai pataikė į Al-Ahmadi naftos perdirbimo gamyklą ir vandens gėlinimo įrenginį. Žuvo 4 kariai ir 6 civiliai. Kuveito naftos korporacija taip pat atakavo Irano dronas. Vyriausybė paragino nedelsiant nutraukti ugnį ir pradėjo viešai abejoti Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos užsienio politikos kryptimi Irano atžvilgiu. Kuveito geografinė padėtis daro jį ypač pažeidžiamą. Jis yra tiesiai šalia pietų Irako, kur daugiausia sutelkta IRGC remiamų sukarintų grupuočių. Tai daro Kuveitą natūraliu taikiniu tokioms mažai pastebimoms asimetrinėms atakoms, kuriuose specializuojasi Iranas. Kuveitas visada stengiasi laikytis atsargios pozicijos Irano atžvilgiu. Kol Saudo Arabija ir JAV užėmė griežtesnės pozicijas, Kuveitas išlaikė diplomatinius ir ekonominius ryšius su Teheranu, taip pat laikėsi JAV ir jų nutūtai sankcijų. Mažai šaliai, esančiai visai šalia IRGC kontroliuojamų pietų Irako regionų, toks balansas buvo ne tik užsienio politika, tai buvo išlikimo strategija. Kuveitas taip pat turi vidaus priežasčių elgtis atsargiai. Maždaug 1/4 šalies gyventojų yra šytai. Tai verčia vyriausybę jautriai reaguoti į tai, kaip jos pozicija Irano atžvilgiu vertinama šalies viduje. Kitas mažas Irano priešas yra tai, ką Irano lyderiai istoriškai vadino savo 14-ąją provinciją. Bahreino situacija yra kitokia nei bet kurios kitos Persijos įlankos valstybės. Irano keliama grėsmė čia yra ne tik išorinė, ji persmelkia pačią Bahreino visuomenę. Bahreinas yra maža salų karalystė, kurioje valdo sunitų karališkoji šeima, tačiau maždaug 65–75% jos gyventojų yra šytai. Ši demografinė realybė lėmė, kad Bahreinas Teheraną mato ne tik kaip regioninį varžovą, bet ir kaip egzistencinę grėsmę. Irano lyderiai vadina ją savo 14-ąją provinciją. Bahreino baimė yra pagrįsta tikrais įvykiais. 1981 metais, vos po 2 metų po Irano revoliucijos, Iranas rėmė perversmo bandymą prieš Bahreino vyriausybę per grupuotę vadinamą Bahreino išlaisvinimo islamo frontu. Sąmokslas žlugo, tačiau įsitvirtino nuolatinį įtarumą, kuris nuo tada formavo Bahreino politiką. Tada atėjo 2011-ieji. Kai prasidėjo arabų pavasario protestai, Bahreine kilo didelio masto demonstracijos reikalaujančios politinių reformų. Vyriausybė remiama Saudo Arabijos vadovaujamos pusiasalio skydo pajėgos numalšino judėjimą ir visą sukilimą pristatė kaip Irano remiamą ardomosios veiklos bandymą, o ne kaip vidaus politinį protestą. Šis sprendimas smarkiai pagilino religinius susiskaldimus ir pavertė politinį nepritarimą kažkuo, ką valstybė laikė išdavyste užsienio valstybės naudai. Bahreine yra dislokuota JAV karinio jūrų laivyno 5-oji flotilė. Kaip jau supratote, tai paverčia Bahreiną pagrindiniu taikiniu bet kokiam Irano smūgiui prieš Amerikos objektus Persijos įlankoje. Tai nėra tik teorinis rūpestis, tai kasdien lemia Bahreino saugumo sprendimus. O 2026 metais šios baimės tapo realybė. Bahreinas perėmė daugiau nei 650 Irano raketų ir dronų, įskaitant smūgius nukreiptus į 5-osios Sosios laivyno būstinę ir svarbiausius aliuminio lydyklos objektus. Vyriausybė atsakė pačiu agresyviausiu vidaus susidorojimu iki šiol. Nuo 2026 m. vasario 28 dienos valdžios institucijos sulaikė daugiau nei 200 žmonių, daugiausia šytų apkaltintų simpatijomis Iranui. 14 asmenų buvo konkrečiai apkaltinti šnipinėjimu Irano revoliucinės gvardijos korpusui. Jie buvo apkaltinti valstybinių paslapčių nutekinimu ir kariniu mokymu Irane. Vyriausybė pareiškė, kad kai kurie jos piliečiai tiesiogiai siuntė smūgių padarytos žalos vertinimus Irano kariuomeniai, kol atakos dar vyko. 2026 m. balandžio 27 d. Bahreinas atėmė pilietybę iš 69 asmenų už tai, kad jie rėmė, kaip buvo teigiama, priešiškus Irano veiksmus. Taip pat buvo nurodyta atlikti platesnę pilietybės peržiūrą, nukreiptą prieš aktyvistus, kaltinamus veikimu Irano įtakoje. Valdančiai Alu Khalifa šeimai tai nebuvo vien tik užsienio politikos problema. Tai kova išlaikyti valstybės vienybę, kai išorinė jėga bando ją sugriauti iš vidaus.
Be istorijos, religijos ir politikos buvo dar viena priežastis, kodėl arabų šalys bijo Irano. Tai gryni kariniai ir strateginiai svertai, kuriuos Teheranas turi prieš kiekvieną iš jų. Iranas turi struktūrinių pranašumų, kurių jokia diplomatija ar gynybos išlaidos iki galo nepanaikino. 2026 metais šie pranašumai tapo matomi visam pasauliui. Galingiausias iš jų yra geografija. Iranas yra šiaurinėje Hormūzo sąsiaurio pakrantėje, siaurame vandens kelyje, kuriuo kasdien praeina 20–30% pasaulio naftos ir didelė dalis pasaulinio SGD. 2026 metai kovą Iranas įvedė de facto blokadą, pareikalaudamas, kad visi laivai gautų Irano leidimą prieš plaukdami per sąsiaurį. Didžioji dalis laivybos sustojo. Kataro SGD eksportas buvo įstrigęs, o Brent naftos kaina beveik iš karto šoktelėjo virš $120 už barelį. Saudo Arabija ir JAE turi ribotus vamzdynus, leidžiančius apeiti sąsiaurį. Tačiau tokios šalis kaip Kuveitas ir Kataras neturi jokio realaus alternatyvaus maršruto. Iranui nereikėjo paleisti nė vienos raketos, kad padarytų rimtą ekonominę žalą. Jis tiesiog pasinaudoja savo geografinėmis ypatybėmis. Tačiau kai kalbama apie išlikimą, Persijos įlankos valstybės 70–90% savo geriamojo vandens gauna iš pakrančių vandens gėlinimo įrenginių. Tie įrenginiai yra atviri Persijos įlankos pakrantėse, visiškai Irano raketų ir dronų veikimo zonoje. 2026 metais Irano smūgiai buvo nukreipti į keletą šių įrenginių, o Iranas jau daugelį metų kibernetinėmis operacijomis tikrina Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos vandens tiekimo sistemas. Ilgalaikis sutrikimas nebūtų tik nepatogumas. Jis vienu metu paralyžiuotų namų ūkius, pramonę ir naftos bei dujų sektorių. Persijos įlankos gyventojai bet kokį smūgį vandens infrastruktūrai laiko karu prieš civilius gyventojus. Karinių požiūrių skaičiai pasakoja labai nemalonę istoriją. Irano balistinių raketų arsenalas viršija 2500 ginklų. 2026 metų konflikto metu apšaudymo mastas beveik iš karto privertė Persijos įlankos oro gynybos sistemas veikti ties jų galimybėmis. JAE ir Kuveitas sunaudojo apie 75% savo Patriot perėmėjų atsargų. Bahreinas sunaudojo apie 87%. Arabų gynybai reikėjo vidutiniškai 2,5 perėmėjo vienai atskrendančiai raketai, kad būtų išlaikytas priimtinas perėmimo rodiklis. Irano dronai kainavo maždaug po $20 000 už vienetą. Patriot raketos, kurios jas perimdavo, kainavo apie $4 milijonus už šūvį. Iranas sekino Persijos įlankos šalių gynybos biudžetus, pats patirdamas tik nedidelę dalį šių išlaidų. Jungtinėms valstijoms teko pradėti skubes papildymo operacijas, kad Persijos įlankos oro gynyba išliktų veiksni. Tačiau virš viso to iškyla branduolinio pajėgumo klausimas. Iki 2025 metų vidurio Iranas buvo praturtinęs uraną beveik iki ginklams tinkamo lygio ir sukaupęs pakankamai medžiagos greitam perėjimui prie branduolinio ginklo gamybos. Teheranas aiškiai pareiškė, kad visiškas branduolinės programos išardymas yra raudona linija, kurios jis neperžengs. Tai iš esmės pavertė Iraną slenksčio branduolinę valstybę. Ir tai tiesiogiai pakeitė skaičiavimus dėl 2026 metų konflikto. Jungtinės valstijos ir Izraelis atsitraukė nuo visiško sausumos puolimo, suteikdami Iranui erdvės tęsti savo veikimo per savo remiamas grupuotes ir sekinimo strategiją visame regione. Teheranas sukūrė ir finansavo ginkluotų, jo vardu veikiančių grupuočių tinklą visame regione. Hezbollah Libane, įvairios sukarintos grupuotės Irake, žinomos kaip liaudies mobilizacijos pajėgos, ir Husių judėjimas Jemene. Per šias grupės Iranas įgijo galimybę demonstruoti galią toli už savo sienų, daryti spaudimą konkuruojančioms vyriausybėms, trikdyti svarbius jūrų kelius ir smogti energetikos infrastruktūrai, tuo pačiu oficialiai neigdama tiesioginį dalyvavimą. Jordanijos karalius Abdullah II šį tinklą pavadino šiitų pusmėnuliu, tai sujungta Irano įtakos arka, besitęsianti nuo Irano per Iraką ir Siriją iki pat Libano ir Jemeno. Persijos įlankos monarchijoms tai yra labiausiai erzinanti visos šios dinamikos dalis. Iranas sukūrė tokią poziciją, kurioje gali smogti ir destabilizuoti visą regioną, o visiško karinio atsako prieš jį kaina nuolat auga. Jo arsenalas yra išsklaidytas, požeminis ir nuolat papildomas vietinė gamyba. Persijos įlankos valstybės yra priverstos tik reaguoti, o Iranas kontroliuoja tempą. Ar Jungtinės valstijos ir Izraelis sugebės pažaboti Iraną? Ar Iranas apskritai išliks, parodys tik laikas.